Sveiki, čia Teismo Vikingas. Labai įdomią situaciją turime Lietuvoje. Visas pasaulis ir jo centriniai bankai kalba, kaip Lietuvos ūkio banke, Nordea banke, Danske banke buvo plauti pinigai, o mūsų žiniasklaida bijo imtis tyrimo, bijo pasakyti, kas ir kodėl kaltas, bijo reikalauti atsakomybės. Na ką, jei kiti bijo, aš tikrai netylėsiu. Pasakysiu ir parodysiu tai, kas turi būti garsiai trimituojama. Pradėkime nuo pradžių. Lietuvos banko vadovų Vitas Vasiliauskas paskirtas prezidentės teikimu nuo 2011 metų balandžio 16 dienos. Štai matote įšrašą iš Lietuvos banko puslapio. Tuo metu Lietuvoje puikiai veikia ir Snoro bankas, ir Ūkio bankas. Kol kas veikia Danske bankas ir Nordea bei Luminor bankai. Net nebejoju, kad į Lietuvos banką ėjo informacija, kad šiuose bankuose vykdomos aferos ir machinacijos pinigais. Bet Lietuvos bankas tylėjo ir nieko nedarė. Nieko. Prisiminkime trumpai mano klipo Donatas prieš Lietuvos banką istoriją. Aš padaviau Lietuvos banką į teismą, kad patikrintų, ar DNB bankas nenusisavina pinigų iš kitų Lietuvos piliečių. Nes, kad iš manęs neteisėtai nusisavino, teisme įrodžiau, todėl natūraliai kilo klausimas, ar iš kitų nevagė pinigų. Tuomet Lietuvos banko priežiūros direktorius Vytautas Valvonis parašė man, kad banko netikrins. Tada aš padaviau Lietuvos banką į teismą, reikalaudamas banko audito. Tas posėdis baigėsi tuo, kad teisme Lietuvos banko atstovai pasakė, jog tikrindami DNB sukeltų finansų rinkos audras ir tai neigiamai atsilieptų Lietuvos įvaizdžiui. Kitaip sakant, Lietuvos bankas bijodamas susigadinti įvaizdį netikrino banko, kurio kaltė įrodyta teisme. Ir ką dabar turime? Va toks Vytautas Valvonis, dešinioji Vito Vasiliausko ranka, nepatikrino vieno kito banko ir štai turime, kad jūsų Vitai Vasiliauskai valdymo metu pinigus plovė, Rusijos oligarchus finansavo, o vėliau bankrutavo, padarydami Lietuvai ir jos žmonėms milijoninę žalą keli Lietuvoje bankai. Ne vienas ar du, o keli. Dabar metami kaltinimai Swedbankiui, Danske bankui ir Nordea bankui. O jūs, žiopliukai, kitaip jūsų nepavadinsi, nieko nepadarėte ir dar kas įdomiau, net neatsakote už aplaidų savo pareigų vykdymą. Bet kokioj demokratiniai valstybei jūs jau būtumėte padėję savo mandatus ir būtų tikrinama korupcija aukščiausiame lygyje. O dabar, kad turime, Vitas Vasiliauskas vos lemena per televiziją ir žiniasklaidą. Štai ištrauka iš Verslo žinių. Vitą Vasiliauską kiek nustebino kai kurių kitų šalių finansų priežiūros institucijų mestas akmenėlis į Baltijos šalių centrinių bankų pusę. Aš dar stipriau pasakysiu, ponas Vasiliauskai, mane asmeniškai stebina, kad spec tarnybos dar nekelia bylos jūsų atžvilgių, jog pražiopsojote milijardinius pinigų plovimus. Jūs juk net netikrinote bankų, nekontroliavote jų, nes bijojote susitepti įvaizdį. O dabar štai raškote vaisius. Ir kiti šalių bankai rodo pirštu į jūs ir sako, karalius nuogas. Skaitykime toliau. Manome, kad pačius tyrimus turėtų inicijuoti motininiai bankai. Ką dabar galėtume tirti? Nėra ką tirti, nes subjekto nėra. Ir Vasiliauskas dar advokatu buvo. Gėda. Kaip įsivaizduojate, Vitai Vasiliauskai, motininių bankų tyrimą? Tai yra pats Swedbankas atvyksta pas save į dukterinį banką Vilniuje, viską iškrato, ištiria, randa ir kenkdami savo įvaizdžiui pateikia pasauliui pinigų plovimo schemas? Jums su protu viskas gerai? Ar yra toks vagis, kuris atlieka pas save namie reviziją, randa vogtų daiktų ir vėliau nuėjęs į policiją garsiai pareiškia, ką rado? Juokinga, net nejuokinga, graudu, kad tokį centrinio banko vadovą turime. Vasiliauskas pažymėjo, kad Lietuvos bankas nori koncentruotis į ateitį, o ne į praeitį. Kokią ateitį? Kokią ateitį?
Jūs, Lietuvos banko vadovai, atsakysite už praeities klaidas, grubes klaidas, kurios Lietuvai kainavo milijonus. Ir dabar pasakykite man, negerbiamas Vasiliauskai, kokį įvaizdį turės Lietuva po tokio skandalo, kai Google suvedus Lietuva, pirmas straipsnis, kurį išmeta pinigų plovimas Lietuvoje. Ar čia ne jūsų atsakomybė? Kaip mes žiūrėsime kitom pasaulio valstybėm į akis? Kas kaltas? Kas iš valdžios atstovų atsakys? Beje, gerbiamas žiūrovas, žinote, kodėl Vasiliauskui bylos nėra keliamos? Aš jums atsakysiu. Vasiliauskas turi didelį užtarėją. Kas jis? STT yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga prezidentai. O Vasiliauskas buvo kaip tik Grybauskaitės rinkimų štabo vadovas. Tai va, kaip ir gaunasi. Uždaras ratas. STT bijo pradėti kažką, kol vadovė nepaliepė. Bet galiu lažintis dėl dviejų dalykų. Kai tik baigsis prezidento rinkimai ir Vasiliauskas neturės galingo užtarėjo, jo dienos bus suskaičiuotos. Savo kėdėje jis jau neišsėdės. Arba užsienio tarnybos, arba mūsų, neturėdamos kur dėtis, privalės pateikti medžiagą ir informaciją. O tada ir pamatysim, kaip bus rasti duomenys apie tai, kad pinigų plovimo schemas Lietuvos bankas puikiausiai galėjo užkardinti. Bet dėja, netyčia nematė, nesusiprato, buvo užsiėmę kredito unijom ir taip toliau. Beje, dėl unijų. Įdomių dalykų matome. Prisidirbusių kredito unijų vadovams keliamos bylos, pradedami tyrimai, o jos kontroliavusieji dėja neatsako. Tai kaip čia gaunasi? Jūsų prižiūrimos įstaigos ilgus metus vagia dorų žmonių sunkiai uždirbtus pinigus, jūs nesukontroliavote to proceso ir niekaip neatsakote. Aš, Donatas Raščius, reikalauju jūsų atsakomybės, o ypač Lietuvos banko vadovo Vito Vasiliausko. Ir patikėkite, Vitai, jūs atsakysite. Palaukime. Tai tiek šiam kartui norėjau pasakyti. Laukite tęsinio. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalo, dalintis šiuo ir kitais vaizdo klipais. Ačiū už dėmesį.